Išjudu ir tada varyti tą žvyrkelį, nes rodo, kad po pietų lietus. Tai aš nežinau, ar čia pavyks man kažką iš viso pravažiuoti. Po pietų lietus, tada visą savaitę rodo lietus. Viešbuty problema buvo ta, kad nebuvo interneto. Nėra ryšio. Sakau, Wi-Fi įjungia. Prisijungi prie Wi-Fi, bet be interneto. Tiesiog. Visiškai useless. Tai čia nauja pas mus šviesolaidį. Tiesiai čia užtrunka, kol prisijungia. Niekada neprisijungia. Tai išėjus tik į lauką realiai veikia. Ten kažkoks internetas mobilus ir ryšys yra. Tai žodžiu. Offline buvau visą laiką. Šiaip viskas ok, atrodo tokia vieta faina. Fainas toks. Ir čia realiai ir kaina nėra, kad mažiausia. Čia pasirenki, sakykime, iki 100 eurų. Tai yra dar pigesnių čia aplinkui. Šitas toksai pusiau. Bet va, interneto ir nebuvo. Blemba, tikiuosi spėsiu kažką pravažiuoti. Google'as rodo, kad pravažiuojama, ten ta sieta. Jis irgi sako, kad viskas ten veikia, atidaryta. Tai vakar negalėjau važiuoti, nes neįleidžia mašinų trečiadieniais ir šeštadieniais. Mašinų, motociklų tipo. Bet tipo nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Bet jau 5 vakare tingėsis važiuoti. Aišku, galėjau važiuoti turbūt. Dar būtų ir vaizdai geresni, nes turbūt nebūtų tos miglos nuo saulės kaip dabar. Žodžiu, kažkaip man pralėkti. Ten tą žvyrkelį ir tada nežinau kur toliau. Jeigu kals lietus, kažkur tais apsistot netoliese. Net nežinau, blemba. Žodžiu, tai tas lietus viskas sukniso. Ir rodo, kad visą laiką lietus dabar daužys. Net ne tai, kad lietus, bet netgi žaibus rodo, perkūnijas. Rašo thunderstorms. Gali būt, kad jau laikas vynioti, suktis ir važiuoti iš čia. Judėti link namų, nes gali būti, kad visą kelią kaposiu per lietų. Lyjo ten Lietuvoje taip toliau visą laiką, kol aš čia saulė džiaugiausi, dabar ten jau išsilijo. Sakė, visai nieko orus rodo. O čia gaidynas prasidėti gali toj. Važiuoju į tą Kolė delle Finestre. Dviračiai ruošiasi. Tikiuosi leidžia motociklą. Šiandien ketvirtadienis. Negalima tik trečiadieniais ir šeštadieniais. Įvažiuoju į pusę atkarpas. Bet keisčiausia, kad mina dviračiai į kalną. Jie orų nežiūrėjo. Čia tie orai, kadangi ant kalno, tai labai greit pasikeičia. Praeitą kartą čia buvau, tai leidausi šičia ir galvoju, tik čia reikėjo kilt geriau iš šitos pusės. Taip ir yra. Kilti čia yra geriau. Tas aukštis, kur mocų jau nebepatinka. Blema, gal kai rytas, tai mažai bus eismo, nereikės dulkiam kvėpuoti. Nes taip tai ten belenkiek eismo ir tu ten dulkėse važiuoji. Po kairę
Bet kadangi saulėta belenkai šūdas, viskas migla tokia. Aišku, dar medžiai čia, visa kita. Kaip priklauso. Antrą aukščiau pasikelsiu. Tai gal matysis daugiau. Pasidėjo žvyrkelis. Ir dabar iki viršaus bus va žvyru. Tada bus biški maža atkarpa asfalto ir tada vėl žvyras. Gerai, nieko nėra žmonių, tai niek zulgių prieš mane nekelia. Aišku, aš keliu, bet jau čia neišvengiam. Nusileidinėjau ir keikiausi ant šitų stačių, netgi nukritęs buvau. Bet ant statesnio tokio. Galvoju, blemba į viršų, būtų geriau kilt. Bet čia tas žvyras irgi toks palaidas, pagrindas kietas ir ant viršaus žvyro pripilta, tai toks. Čia turėtum duot gazo. Nesinori čia labai. Laisto. Žmonės, tai čia visur mačiau, būna prilaisti. Kalnų ožys? Laukinis turbūt. Labai panašu. Laukinukas. Nu, geras, nematęs dar šito kalnuose. Išjungiau kamerą, nu va, toks vaizdas. Lemba, gražu, gražu, gražu. Dar jeigu lietaus nebus, tai fucking pasaka bus. Lemba, čia toks visas kelias laistytas visas. Lemba, praslydimą gal reikėtų sumažinti, nes čia kartais tai biškį nervina. Tai va ir tas. Lemba, kaip tas. Nu, žodžiu, kita atkarpa šito kelio. Ten yra kažkaip, gali vieną važiuoti, tada šokti gatvę, arba važiuoti toliau. Tai ta atkarpa irgi va eina palei tos kalnus, ten važiuoji, aišku, žvyrkeliais. Čia taip palieta. O, Java važiuoja. Ne vienas. GS-u. Į tą pusę važiuoju, nebent jisai iš čia atvažiavo ir grįžo. Jau vėsu. Gerai, padangų dar biškį likę. Rakės čia, manau. Tarka. Na, tas toksai nukritimas, tai iškis kečia atrodo. Jeigu tau užsikelsiu, tam bus geras vaizdas viršui. Aš praeitą kartą buvau čia, man atrodo, buvo viskas užniaukta debesim. Čia kalnai vis. Šitas geras kalnas. Ir va ten yra kažkoks, man atrodo, fortas senas. Ten rodo Google'as nuotraukėlę, ten rašo, kad yra tipo kaip lankytina vieta. Iš ten atvažiavau. Ja, tas žvyrkelis čia toks palaidas. Bet anas irgi bus toks pats. Nu, kita atkarpa. Tokia pati palaida. Kietas gruntas ir tokio palaido žvyro. Praeitą kartą, kai važiavau, tai čia kai jau normaliai liaudės, tai čia mocai važiuoja mašinos iš tų aklų posūkį, pip, pasignalina, nes būna dviračių belenkiek, siaura akla.
beveik užsikėliau. Tai čia tada va nuo kalno matosi viskas gražiai. Čia taip kažkaip keistai, nieko nėra, tuščia. Arba kad labai anksti, arba nežinau, bijo lietaus. Čia realiai laiko tai užtrunka. Jėgelė. Gerai, kad čia grįžau. Nebent prasidės lietus ir tada nebebus jėgelė. Yra vamos. Rova. Nestatysiu labai čia vaizdo. Čia aišku paskui būna viskas užkalta mocais. Taip normaliai užkalta mocais. Nu va, žodžiu. Šitas vaizdas. Panorama. Didelį finestrį. Ir važiuosiu va ten. Ten toliau eina Asieta. Čia bus biškė apačioj gatvės. Iki kažkur ir paskiau ten iš Žvyrkelių va to kalno, tenai iš anos pusės. Irgi vaizdai. Blema, šį kartą sekasi, aną kartą buvo daug debesų. Nu, čia geriau matosi, biškį palipau. Žiauriai gerai atrodo viskas. Kalnas geras. Važiuoja va kažkokie tai vokiečiai. Eilinį kartą rytas. Labai džiaugiuosi, nes nėra eismo. Nėra dulkių, gal taip ir bus toliau. Čia biškį pasidėsiu ir vyniosiu irgi. Nes ten irgi būna prasideda paskiau kampi. Čia va vienas. Kai praeitą kartą buvau, tai čia košė mocų, mašinų. Bet manau sudardės dar visi. Nebent lis apietų, tai tada nesuvažiuos. Ką? Kažkodėl man blemba nesudeda kelio per visą tavo Asietą. Tipo yra kelias kažkoksai. Bet jį kažkodėl blemba nededa Osmundas. Atkarpėlės kažkokios, aš tikiuosi, čia viskas pavyks. Na, įvažiuoti ir žiūrėti. Ten dar kažkoks slidinėjimo kaimas lygtais. Bet čia irgi gerai atrodo viskas. Lema kaip gerai, kad nėra jokio eismo. Na, aišku, sakau, nežinau. Gal ten nebereikalo Osmundas neduoda. Gal tenai kažkas yra. Bet vakar Google dėjau ir šiandien dėliau tą maršrutą. Google'as rodo, kad pravažiuojama, okei, viskas. Tai manau, viskas turėtų būti gerai. Lema tas kalnas gerulis toks. Ha. Tvarkingas toks, tvarkingas. Pažiūrėsim šitos pusės. Šitas, nu kol kas aną atkarpavą, kur dabar pravažiavau, iš šitos pusės važiuojant yra daug geriau, daug smagiau, nes aš aną kartą leidausi to žvyrų, keikiausi. Dabar čia į kalniuką visai savo laisvai, taip linksmai. Ir aš va šitam kely matęs tenai, nu dar neasfaltuotam, bet ten kur ta žvyra siaura, ten danoj atkarpoj, blem, atvažiuoja ten su baisiniais tais kemperiais savo, važiuoja ten tiek, kai būna, man atrodo, jo, atsimenu, kad mačiau tas Fordas F100 PM, koks ten, blemba, su būda, baisinis. Braunasi ten jie visi atbuliniais brūžinas, tai džipais, nes neina apsilenkti, platesnių vietų ieško, žodžiu, ten tokia šikna. Nežinau, čia su kemperiu važiuoti nejėga tikrai.
Opa, sniegas. Jeigu šitą įvažiuoju, lietus nesudaužo manęs. Ir jau gerai. Šiaip aš dar galvojau, ten toks yra druskos kelias. Bet jis ten į pietus reikia važiuoti daugiau. Ir blemba, jeigu čia lietus, taip toliau, tai ne, fuck it. Nevažiuosiu. Plius ten jisai biškai sudėtingesnis tas kelias, nes jis eina nuo kažkokio ten Italijoje miesto, realiai iki Monako, man atrodo. Bet tipo irgi tas toksai, kur labai populiarus. Įdomu tas kemperis. Opa, ten matau kažkokį gaidį šlagbaumą. Gali būt, kad niek čia neopen. Blem. Gali būt, čia bus kažkaip išvažiuoti į autostradą ir viskas. Nes man atrodo, ten kažkaip tais ir to žvyrkeliu ir važiuoja, kur matau ten kažkokią spalvotą. Ai, na šikt. Kodėl taip? Ja, nieks ten nevažiuoja. Jau, matau, grįžta, uždaryta. Šūdas, žodžiu. Lembo užknisa. Ir nėra jokios informacijos, nieko. Tipo viskas veikia, viskas atidaryta. Ja, jeigu ten uždaryta, tai čia nėra ko važiuoti, iš tikro. Nu jo, uždaryta. Kodėl? Nežinau. Šūdas, žodžiu. Kur toliau važiuoti? Nežinau, žodžiu. Reikia žiūrėti. Gaidys, žodžiu, nepaėjo. Žodžiu, nusprendžiau turbūt po truputį jau judėti link namų. Pakit. Tai dabar sudariau maršrutą, važiuoju į Prancūziją. Varysiu, pralėksiu ten tokį pasą, Col du Galibier, kaip jis ten vadinasi. Labai gražus. Žodžiu, tada nuo ten nežinau, gal į Šveicariją, kažkur tais, kažkaip tais, nes čia jeigu lietum grasina, tai nėra čia ko trintis man. Per lietų irgi nejėga tenai virtos pasus važiuoti, bet whatever. Ne pirmą kartą. Tai vat kažkaip tais ir dabar kėlint link Lietuvos. Čia tai gaila. Ten kavos gėriau apačioj. Tai su to barista, sakykim, šnekėjau, jisai sako, šiaip atsidaro, sako, būna nuo Liepos mėnesį, nuo Liepos 1 kažkur tais tas va sieta. Nors blemo Google'as tai rodė, kad viskas ten pravažiuojama. Šūdas, žodžiu. Kažkokia, sako, atkarpa atidaryta, bet ne visa, žodžiu. Liūdna. Dabar reikės to žvyrkeliu nusileist žemyn. Bet nieko, laiko turiu. Gaila. Vėl teks sugrįžti. Tik dabar reikia turėti omeny, kad važiuot gal vėliau. Čia žiūriu nemažai vietų, kur vat, birželio pradžia ir straglinė su visokiais uždarytais keliais. Va iš Austrijos į Italiją važiuoti irgi tenai kažkoks pasas buvo uždarytas. Žodžiu, ankstoka dar. Blemba, ten tas kelias, jis eina, va ten tas kalnų masyvas, ten va taip, po viršūnėm realiai ir važiuoja. Ten žiauriai faina. Žiauriai gera. Tenai. Bet. Na, nieko, yra kaip yra. Negali visą laiką sektis. Ir taip čia man sekasi su orais.
Pravažiavau visus Dolomitus su saulė, idealiu oru realiai, pasakišku. Nu ir ne tik Dolomitus, blemba, visas Italijos Alpes taip išilgai pralėkiau su puikiu oru. Tai jeigu pradės lyti, tai važiuosiu vis tiek per važiuotas vietas, kur viską matęs jau, net ne po kartą turbūt. Tai kaip ir whatever. Bet va Dolomitai taip toliau ten dar buvo niekada nebūta, tai gerai, kad oras nepavedė. Jau čia biški daugiau žmonių daugėja, bet gaila blemba. Jau važiuoja. Nežinau, ar jie žino, bet neveikia sieta. Dabar šitų visų stačių nusileidimų. Ne taip jau drąsu, kai į apačią. Experience daugiau nei praeitą kartą, bet vis tiek. Kol dar čia neprasidėjo didelis eismas. Reikia vyniot žemyn, tai dar be dulkių nusileisiu. Nes jau varo, šaika juda į viršų. Važiuokit, aš mačiau viską. Nu, galiu pasakyti, Apačia leisis ne taip smagu. Skardis. Ką jūs stebit? Atsimenu, praeitą kartą irgi čia stovėjo mašina. Kažkokie tais eiguliai, nežinau. Kažką stebi. Eina šik, blemba. Tiem dviračiam irgi čia, manau, nes jėga dulkiam kvėpuot, kai čia veiksmas prasideda. Šiaip graži vieta, tikrai gaila, blemba, tą sietą, nepavyko pralėkti jos. Fuck. Jo, šitos padangos daug geriau nei praeitą kartą. O, tas šioks blemba kaip bebras. Op, į savo uolas, į akmenis ten jie. Nežinau, kas čia tokie, per gyviai. Atrodo, sakytum, kaip bebras, toks barsukas. Gal nežinau. Aš čia kaip pirmą kartą važiavau, tai be jokio experience absoliučiai bekelė ir su gatviniam padangom. Dabar daug kietesnis aš. Šitos padangos jau apdėlė normaliai, bet vis tiek, nobiai. Nobiai 50-50. Padangom kol kas esu žiauriai patenkintas. Aišku, jos grei dyla, bet kol kas niekur nepavedė. Nei ant asfalto šlapio, svilinė iki kanto. Varai supakoja žemės, jie gali. Jokių problemų, laiko. Bekelė, irgi važiuot gali puikiausiai. Tikrai patenkintas padangom. Brangios. Blet, gerai jūs varat. Nes taigi vieni važiuoja. Įdomu, jie žino, kad uždaryta. Aišku, jeigu čia esi, tai ko net važiuoju čia. Dar baisu atidarytą gazą prieš posakį, kad tave pastatytų, kur reikia. Čia dabar būna vis laik ant išvažiavimų, duodi gazą, ko jau nesvarbu. Turėtum turbūt posakio jau viduj statytis.
Aišku, dar bus mane galiniai stabdžiai, galėtum pačiuošt, skersą užstatyti, bet stabdžių pedalas užlenktas ir jisai yra per žemai, jis belenkaip nepatogiai. Nes aš jį sulenkiau. Ir tik tiek pavyko jį išlyginti. O čia laisto. Nežinau, ar kažkas matysis, bet vėl tais pačiais vingiais vos į apačią. Į apačią ne taip linksma. Nieko. Bet jo, juda nemažai į viršų. Mocų mačiau, mašinų. Na, nes gražu. Nežinau, gali būti daug jų taip pat kaip aš. Tikisi, kad viskas veikia. Aš sakau, aš dar vakar googlinau AI-aus tenai, tipo metą, tipo klausiu, ar tipo atidaryta. Jo, atidaryta. Uždaryta tik trečiadieniais ir šeštadieniais. Na, atsimenu, čia tas Fortas buvo, aš čia važiavęs. Tik nežinau, kas čia. Praeitą kartą pralėkiau ir dabar pralėksiu. Na, tik nevaikščiosiu aš ten, to labiau, kai čia vis dar grasina šūdinu oro. Ir tiek, kad atsimenu, šitas kelias geras buvo, greitas toksai. Gerulis toks. Nemažas Fortas. Fortas čia pilis kažkokia. Geras. Man atrodo, tam Briansone, pro kurį važiuosiu Prancūzijoje, čia netoliese, irgi tenai yra kažkoksai tai panašaus lygio statinys. O čia yra ženklas, kaip vadinasi jisai. Forte di Exile. Nemačiau. Praeitą kartą. Net nebuvau atsisukęs atgal. Blemba, koks senas kaimas. Geruliai, tie stogai akmeniniai. Kažkoks senas kaimelis. Nu, va, ten kažkokie žiedai. Žodžiu, čia beveik Prancūzija, realiai, va, 2 kilometrai. Tuneliais. Prancūzija. Viskas. Italija. Blemba, visai dar norėčiau pagrįžt. Planas būtų gal per Prancūziją taip suktis, Šveicarija, Italija galbūt kažkaip tais ten. Australija, Austrija tada. Va. O, juodžius krato. Griežtai. Na, mane stabdytų, tai manau, ten šalmą prasidarėjai, baltas veidas ir sakytų, gero kelio. Stabdys mane ar ne? Ne? O. Reikalas to. Bet kažkaip seniau būdavo beveik niek čia nestovi. Tuščia visur važiuoji, kaip nori. Dabar bent žmonių yra. Kelias gerulis. Vėliai link Briansono važiuojant. Platus, aišku, tų gyvačių pilna smalos, bet platus toks greitas. Ir tie akmenys, kaip atsimenu, toks raudonas. Bet per kamerą nesimato, kiek raudonas ten.
geras šitas keliukas. Lemba vaizdai irgi visai nieko. Va ten Briansono kažkoksai pastatas yra ant kalno. Ten yra kažkoksai tai fortas ar kažkas ten. Miestelis turbūt. Nu va, dabar matau, kad čia ten yra kažkoks pas, čia 3 kažkokie tai. Net ir čia dar kažkoks. Fortai kažkokie, pilys, whatever. Net žemėlapį. Matosi. Išvedžiota taip. Čia kažkokie fortai UNESCO matau netgi. Kažkas parašyta. Aš čia prieš 2 metus važiavau. Čia buvo remontai. Prieš 2 metus. Kaip matau, vis dar tie patys remontai. Aš gal važiuoju prie šitą. Vis dar tie patys remontai. Va ten toliau, kur tunelis atsimenu stovėjau. Čia lygtais dar nieko nebuvo, bet dabar čia yra. Galbūt ne. Galbūt ten nieko nėra. Ramba ten tie debesys tokį tamsėja. Bet gal viskas okei bus. Gal viskas bus gerai. Atidaryta. Rūdė Graundės Alpės, vat šitas kelias yra labai geras. O čia aišku per visas Alpės einasi. Su tokiais pasais. Gerulis. Tikrai važiavęs ir geras. Vaizdeliai. Viršaus užsikėlus irgi ten geras vaizdas. Vau. Ten tų nelygumų tai biškį slysta. Sniego čia dar visur yra. Tekia su dviračiais tie, kas iš priekio jau nuo kalno, tai ten matai įsišiepia visi. Kas mina į viršų, tai tie jau nelabai tokie linksmi. Tai va čia. Prieš 2 metus būta, tai vėl dabar viskas kaip naujai. Važiuoji, pasėdi. Ten kabakėlis bus viršui. Taip, nedaug liko jum. Jūs beveik užmynėt. Beveik viršūnė. Šitas kabakėlis dirba. Dirba. Tunelis. Aš atsimenu, kažkada sėdėjau ir seniau būdavo tas tunelis. Taip yra, kad raudonas visą laiką dega. Ir anoj pusėje raudonas. Ir tu kiaurai jį matai, kad nieks nevažiuoja, bet čia žmonės būdavo stovi ir per tuos vakluvus varo. Atsibosta stovėti ir tiesiog važiuoja į viršų. Man atrodo, negeri dalykėliai ateina, nes ten taip vis tik tais tamsėja viskas.
Jau kalnų beveik nematyt. Niaukėsi. Žodžiu, lietus vis dar programoje. Tik biškį pasistūmė, tai dabar bandysiu lėkti iki tokio miesto. Pagal radarą rodo, kad tenai neturėtų būti lietaus. Tai bandysiu iki ten nujudėti. Ir tikėtis, kad gal lietučio negausiu. Žioply, žiūrė. Kad vaizdelis atsiveria. Ten tas kabakėlis, ten jis biškį žemiau dar. Nes čia yra tunelis. Tuo tuneliu gali vat šitą visą viršūnę tiesiog pravažiuoti, kad čia nereikėtų maltis. Štai jau atsimenu, prieš 2 metus stovėjau tas tunelis, ten blemba šviesoforas. Nemačiau, kad žalia užsidegtų šitam. Beveik kiek laiko prasidėjau, kavos atsigėriau, prabimbinėjau. Niekad žalia neužsidegiau. Šį kartą žiūriu veikia. Gražu čia. Nu kietai. Ką, gazuojam toliau. Eilė čia, pasifotkint. Visi prie to ženklo. Šitas šlaitas geriau atrodo, nes tai jau ten niaukės. Ten jau blemba tamsu darosi, o čia dar visai nieko. Gal kažkaip praslysiu be lietaus. Kietai čia. Geras šitas pasas. Prancūzija jau. Nežinau, aš čia turbūt 3 kartą kokį važiuoju jau jį. Na, bet įspūdingas, vertas dėmesio. Tikrai vertas dėmesio. Beveik įmynėt. Blema, ten dar kelias eina kažkoks tai. Gražumėlis. Kelias geras. Vaizdas įspūdingas. Labai gerai. Dar gražių vietų. Nesisveikinsiu aš. Kur jūs šitai važiuojat? Neišvažiuokit iš juostos. Posūkių, tai geriau, kad liktų savo juostai. Čia blemba dar kelias belenkokio platumo, 2 juostas. Ferrari. Čia važiavęs man, blemba, aš dabar atsiminiau. Čia iš čia nusileisiu. Ir ten fucking lygumos bus. Man atrodo, ten atkarpa bus Gaidynas, nes žemai karšta. Ir pagrindinis tik tais kelias tokia kaip autostrada. Blemba. Nu, ką padarysi? Man atrodo, šitam pase. Nu, aš čia beveik ant viršaus.
Yra kabakėlis. Kažkoksai tai. Įdomu ar veikia. Šitą tai esu važiavęs. Kažkada. Toks neįspūdingas šitas. Tiesiog, kad nevažiuot per autostradas, tai važiuoji čia. Ten kažkur, man atrodo, ant kalno kabakėlis buvo kažkur tais nemažas. Jeigu čia šitas pasas, bet man atrodo, kad šitas. Gal dar dirba, gal dar papietausiu. Nes dabar 2:30, šiaip jau tokiu laiku jau būna. Все, GG. Vadas. Turiu sausainių, kuriuos vežuosi nuo pačios pradžios Italijos. Kurių nusipirkau, nes blemba Italija, visur rozetės lopiškos tokios, kur kištuko neina įkištų. Nu tokio kaip storesnio, kai laptopo, pavyzdžiui, laidas. Vizė, turėjai tą adapterį pirkti. Ten jau parduotuviai pirkti adapterį, aišku, piniginės nepasiėmiau, kešų neturėjau, o kortelė minimum 10 eurų. O tas šūdas adapteris ten 3 su kapeikom kainavo, tai dar reikėjo porą maišelių sausainių imti po 5 eurus. Vadau, vienas valgiau maišą, kitas va vis dar vežiojasi. Bet neblogi irgi tokie sausainiai. Daugiausiai atveju, jeigu nedirbs kabakas, blepa, vandens, bet nusipirkt būtų gerai, nes neturiu net vandens. Ir degalinės čia irgi automatinės. Ja. Vaizdas matosi neblogas. Va čia pirmą įkilau ir ant tų į dešinę apsisukimų ir taip į viršų nieko nematyti, toks aklas, aš užsisukinėju, karvė bėga, su modzais 3, paskui tas karvės ir 3 karvės bėga, what the fuck. Tada kažkaip sustojau, taip laimingai, kad nenukrist, ties stačias, pastačiau, taip vis galvoju, nenukritau, o tai būtų gėda, bet ir tai atskridau, man prieš akis karvė su modsu. Kur tos karvės, tai nežinau. Žodžiu, pasisekė. Būčiau ten gėdos prisidaręs. Gerai čia aukštai. Ką, žodžiu, pavalgiau. Šiaureliai užsidarė. Praktiškai buvo. Nes iki 3 virtuvė. Apie 23 atvariau, sakau, virtuvė dirba. Ja, dirba. Tai vat pamaitino, bet va ten tai blogis ateina, aš čia sėdėjau vis artyn. Ir net kai žiūri radarą, tai čia neužilgo bus ragas. Raudona ten, rodo, kad dubasins, lietutis, audra. Bet aš ten, kur važiuoju į tą miestą, iki ten turėtų nedaeiti. Nu, daeis kažkiek, truputį, bet vėliau. Tai gal dar spėsiu pabėgti nuo to reikalo. Dembo kortelė užsipildė jau. Šūdas. Nežinau kokiu būdu. Lygtais dar buvo kokios 3 valandos likę vietos šiandien, aš tiek nefilmavau ir jau dabar čia man keistus garsus, jis čia tik tais piu, piu. Kava. Ir žiūriu, kad jau pilna. Gerai, turi viduj dar jinai, ten 50 gigų ta kamera vietos. Dar valandą gali pripleškint vienį į vidų. Žodžiu, reikės grįžus biškį išsikelti medžiagos iš
kortelės, nes aš turiu kartą dar, kuriame ten gal 500 gigų yra laisvos vietos. Realiai beveik visą kortelę galėčiau iškraustyti. Lietutis, norėtųsi lietaus, bet ne tokio kaip tas radaras rodo, ten rodo ragas. Ir čia pastoviai rašinėja, kad thunderstorms, taip sakant, perkūnija ir rimtas lietus. Ir nesinori jo. Lengvas lietus galėtų palyti. Net aprangos turbūt nesidėčiau, nes dabar čia jau ant kalno 25 laipsniai, nors atrodo tikrai daugiau. Pasileidį į apačią, ten 32, kokie 30. Svilina kaip turi būti. Tai va, dabar čia kai ant kalno, tai dar gerai. Bet leidžiasi į apačią ir vis šėls. Bet jau neišvengiama. Aišku, čia tokioj temperatūroje dar sniegas stovi. Keista, nes čia dušniakas realiai. Viešbutį užsibukinau. Albertvillį kažkokiam. Pažiūrėsiu, kas tenai. Blemba miestas, nieko tenai, kad užmiestį tai neradau. Kad būtų, sakykime, su savo restoranu. Blemba nieko nėra, visur visokios apartmentai, visa chata, taip toliau. Tai tada man reikėtų maistą gamintis, čia su tom parduotuvėm irgi šikna čia ieškoti reikėtų. Pakit, aš atostogauju, nenoriu aš galvoti apie maisto gaminimus. Tai va, valgiau lazaniją, labai neblogą. Prieš porą metų tam pačiam kabakėlį lazaniją valgiau. Visai patiko. Šį kartą irgi nebloga. Kad visai patenkintas. Iš viso, kad nesakė, kad virtuvė uždaryta ar vyniokis čia. Aišku, toksai biški jautiesi kaip ir toksai lochas, kad atvažiuoji čia vėliausiai. Kai jie ten tvarkosi, stafas jau eina namo ir tu čia, man lazaniją dar iškepkit. Bet aš klausiau, ar atidaryta virtuvė, sakė atidaryta, tipo, viskas okei. Žodžiu, tikiuosi į maistą neprispjaudė. Jeigu prispjaudė, aš nežinau, man viskas tiko. Žodžiu, viešbutis šitam mieste. Šiaip šūdinai, nes dabar rodo 35 laipsniai šilumos. Čia yra lyguma. Lyguma. Žemai, jūros lygis. Ir čia yra karšta. Žodžiu, čia kažkur tas viešbutis. Kažkoks hotelis. Aš tikiuosi ne tokioj vietoj bus. Milijon va šitas. Ir kur čia sustoti? Jau čia šalia va to šūdo Goldvingo. Šūdo. Geras motociklas. Gal neužpyks niekas. Atbulinį turėtų, tai išvažiuos. Be problemų. Ale tai karšta. O viešbutis, nežinau kiek, neatsimenu. Ne, gal 9 eurų kainavo. Žodžiu, toks biški retro, bet prikolas. Toks prikolnai atrodo. Čia tam spinta. Toks tikiuosi Wi-Fi bus internetas. Žiūrėsim. Per langą
matos. O lauke Svilina gatvė. 30 kokį 5 laipsnių. Žiauru. Žodžiu, finišas.